Ketvirtas medinis pastatas aptiktas prie pat vakarinių Perkasos krašto. Rasta pastato rytinė siena ir menkas pietinės sienos fragmentas. Visas pastatas liko netyrinėtoje dalyje, į vakarus nuo Perkasos link Lietuvos nacionalinio muziejaus administracinio pastato. Ketvirto medinio pastato rasta dalis buvo 5,5 metrų ilgio. Surastos 2 rentinių eilių liekanos. Rentiniai ręsti tiesiog ant žemės. Antrojo rentinio nuo žemės paviršiaus galas buvo apie 30 cm ilgesnis už apatinį ir išsikišo ir išorę labiau. Šiaurinio namo dalis buvo apie 60 cm žemiau už pietinį. Vienas pastato kampas rastas negaliu suprasti. Paaiškėjo, kad datuoti dendrochronologiniu būdu tinkami tik 2 rytinės sienų rastų mėginiai. Vienas iš jų su žieve datuotas 1297 metais. Manoma, kad abu medžiai kirsti 1297 metais rudenį ar 1298 metais pavasarį.